Jas čia sparnai. Turim M3 Look sparnus. Taip, tai galima pradėti nuo lengvesnių dalykų. Tai pirma, čia šituose atsikabini čia plastikas, tada varžtai pasimato, jos atsisuki, tada varžtas čia stovi kažkur grubiai ir varžtas čia kažkur apačioj. Taip, tai ir posparnis, aišku. Kaip ir kiekvienai mašinai lengvai pakeičiama dalis, tačiau reikia daugiau nusiardyti negu galvojai, tai rato reikia nusiimti būtinai ir siūlyčiau nusiimti slenkstį, nes slepiasi varžtas dar papildomas ir bus tiesiog paprasčiau atliekamas darbas, ką ir padariau. Ir varžtas čia. Čia nusiimu šitą, čia tiesiog čia nusispaudžiu ir išsitraukia, tai čia slenkstis tvirtinas ant šitą. Šitas iš šios vietos, čia. Čia buferis sukas. Tai ir tiek. Daugiau fiksatorius nebent reikia nusiimti. Šituos vat ir viskas. Ir šitas šiukšliadėžė. Tai čia buferio laikiklis, čia slenkščiai, iš apačios, čia. Čia nuo priekio. Dabar beliko viską sudėti nuo seno sparno, kad būtų galima uždėti naująjį. Tai dedasi laikikliai keli, nežinau kaip jie vadinasi, srėgiai, kurie užsispaudžia, užsideda į skylės, aš nežinau, klipsai tokie srėgiai, žodžiu, metalinės tokios. Tai viską persidedi ir gali dėti naują sparną atgal. Kadangi senų nebedėsim, o dabar slenkstį liko uždėti, tai turim naujus. Bam vienas. Taip, čia yra keleivio. Ne, vairuotojai. Jo, vairuotojo pusės. M3 Look. Pakuojam, kitą ir dedam. Montuodamas šitą video pamačiau, kad pusę medžiagos neturiu, kaip visada. Kažkas atsitiko su GoPro kamera ir kokybė labai prasta gavosi, tai net nenoriu dėti, nes net neina žiūrėti, ką aš ten darau. Labai sad, tai nes tikrai gerą footage'o dariau su GoPro, bet tai kas atsitiko, kaip kas ėjosi, tai kaip ir minėjau prieš tai, būtinai reikia nusiimti slenkstį, nes tenai slepiasi dar vienas varžtas, apačioj sparno ir jo, ten tiesiog lengviau bus. Slenkščiai nusiima lengvai, tai tiesiog tokie plasmasiniai varžteliai išponkės, tokie vat lengvi, o daugiau tai viskas kaip ir lengvai. Apačioj sparno tik tai vienas varžtas cancer yra. Tai jį sunkiau yra pasidaryti, bet šiaip tai lengvas darbas. Tai kaip ir minėjau, nebeturiu medžiagos, tai turiu čia pabaigti deką. Overall, kaip slenkščiai susidėjo ir sparnai, visai esu patenkintas, kaip iš Signedos Taivanas. Tai kokybė nėra prasčiausia, tikrai galvoju, kad bus blogiau.
Yra, kur, aišku, nelabai gražiai man sueina, nes šiai dienai bandyta suvest kampai, dar reikia padirbėti prie to, bet saliginai, visai tikrai neblogai sueina viskas. Tai jo, modifikuoti biškį reikės, jeigu ketinat pirkti, bet nieko too crazy, tai overall good. Tai, jo, šitam video tiek, realiai.